Didžiausias klausimas yra tai, kad aš nežinau, kaip man grįžti namo. Aš realiai neturiu kur gyventi, jeigu negaliu dirbti pilnos darbo dienos, supranti. Aš realiai nežinau, kaip man grįžti namo. Didžiausias stresas yra tai, kad aš galiu negrįžti namo, o tai reiškia neturiu namų. Aš galiu negrįžti namo ir tai yra kiekvienos dienos klausimas. Supranti, tai yra stresas kiekvienai dienai. Stresas dėl to, kad aš neturiu kur gyventi. Aš neturiu kur gyventi. Stresas yra tai, kad aš neturiu kur gyventi. Aš negaliu važiuoti į darbą ir paskui vėlai grįžti namo. Aš neturiu kaip grįžti namo. Nėra sąlygų grįžti namo. Tai vadinasi, aš neturiu kur gyventi. Nes nėra sąlygų grįžti namo. Autobusas, hui paėmiau šitą autobusą, nes jisai porą dienų iš viso net nevažinės. Jis prašyčiai net nevažinės. Dėl to, kad tvarko kelią. Aš realiai neturiu kur gyventi. Aš nežinau, kaip man grįžti namo. Tai reiškia, kad aš neturiu kur gyventi. Aš neturiu kur gyventi. Aš nežinau, kaip man grįžti namo. Kiekvieną dieną tas pats klausimas. O kaip grįžti namo? Kaip grįžti namo? Vadinasi, neturiu kur gyventi. Jeigu aš neturiu kur grįžti, aš neturiu kur gyventi. Aš neturiu kur gyventi, nes aš neturiu kur grįžti. Supranti? Aš neturiu kur grįžti. Vadinasi, aš neturiu namų. Neturiu namų. Ir šituo keliu autobusas nevažinės. Dėl to, kad tvarko kelią. Tai kitas klausimas, o kaip man užsidirbti pinigų? Nu realiai, ar darbdavys į kelionės neapmoka. Kaip man užsidirbti pinigų? O jeigu objektas kažkur toli, mane nuveš ir paliks. Aš neturiu kur grįžti namo.